Sveiki, čia stabilios sistemos. Krovinių ekspedijavimo, patalpų nuomos ir subnuomos subrangos versle reikia žinoti, ar paslauga perparduota pirkėjui, koks yra kiekvienos sutarties, paslaugos ar prekės pelnas ar nuostolis. Šiam tikslui mes sukūrėme perpardavimo valdymo sistemą Enterprise by Hansa World verslo valdymo sistemoje. Toliau parodysime, kaip paprasta sekti perpardavimus, kai vienai pirkimo faktūrai reikia išrašyti kelias pardavimo faktūras skirtingiems klientams. Įveskime pirkimo faktūrą. Įstatykime transporto paslaugų firmą. Nurodykime faktūros sumą, faktūros numerį, įstatykime perpardavimo sutarties kodą. Perpardavimo sutartyje yra nurodomos prekių grupių antkainių skaičiavimo formulės, todėl mes pirkimo faktūroje įstatome perpardavimo sutartį, o paskui, kai kursime pardavimo faktūras, mums programa automatiškai paskaičiuos pardavimo kainas. Tarkime, šitai eilutei mes priskiriame 100 litų, nurodykime transporto paslaugos kiekis. Kitoje eilutėje mes priskirsime kitą perpardavimo paslaugų sutartį. Štai mes įvedėme pirkimo faktūrą. Dabar galime pasižiūrėti, kokia yra mūsų perpardavimų būklė atitinkamoje ataskaitoje. Pavyzdžiui, mes matome, kad 5 sutarčiai faktūruota suma yra 3702 litai, o faktūruotina suma 4524 litai. Tai reiškia, kad mes turime 822 litų skirtumą tarp faktūruotos ir faktūruotinos sumos. Dabar mes galime automatiškai išrašyti pardavimų faktūras, pasinaudodami faktūrų kūrimo funkciją. Nurodykime šios dienos datą. Ir dabar galime pažiūrėti tą pačią ataskaitą po to, kai mes jau sukūrėme pardavimo faktūras. Kaip matote, skirtumas 5 sutarčiai yra dabar 0 ir matome, kad yra pelnas 782 litai iš mūsų šitos sutarties. Ta pačią ataskaitą galime pasižiūrėti detaliau. Pagal prekes dabar mes matome išdėstytą šitą ataskaitą pagal prekes, tai yra matome daugiau informacijos. Taip pat matome, koks yra pelnas, kiek faktūruota ir kiek buvo pirkimo pagal šią sutartį. Šis mūsų sukurtas perpardavimo modulis leis jums nepamiršti perstatyti faktūrų ir bet kuriuo momentu žinoti pelną pagal kiekvieną sutartį ar prekę. Dėkojame už dėmesį.